Tai, laba diena visiems, smagu, kad šita mūsų diskusijos tema sulaukia daug susidomėjimo, tai tik rodo, kokia jinai yra aktuali ir svarbi tiek užsienyje gyvenantiems lietuviams, tiek Lietuvoje gyvenantiems lietuviams. Ir be abejo, šitą mūsų diskusiją paskatino jau gegužį vyksiantis referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. Ir nors vyksta daug diskusijų, vis dar viešojoje erdvėje matyti kartais ir neteisingai vartojamų sąvokų ir painiavos įvairios, tai norisi šiandieną dar kartą atskleisti užsienyje gyvenančių lietuvių poziciją, pasikalbėti, kaipgi apie pilietybės ir tapatybės sąsajas ir kaip tas pilietybės turėjimas arba neturėjimas, kalbu apie Lietuvos pilietybę, gali paveikti ir emocinius, ir praktinius, socialinius, kultūrinius ir kitokius išvykusių lietuvių ryšius su Lietuva. Šiandien mūsų tema širdies pasas, kaip pilietybės turėjimas arba ne veikia emocinius ir praktinius ryšius su Lietuva. Ir šiandieną mes šiai diskusijai pasikvietėme 4 pašnekoves. Daiva Lapėnaitė yra Pilietybė LT vyriausioji redaktorė, žurnalistė ir Italijos lietuvių bendruomenės Sardinijoje pirmininkė. Sveiki. Taip pat turime su mumis Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkę ir Oslo folkloro ansamblio Gabija vadovė Elena Valiulienė. Labą dieną. Taip pat prisijungia Italijos lietuvė, lietuviško gintaro parduotuvės savininkė Italijoje Ramunė Kupšytė. Labas. Ir tarp 2 šalių komandos narė, Jungtinės karalystės lietuvė psichologijos studentė Gintarė Forshaw. Tai labai džiaugiuosi, kad visos susitikote šiandieną dalyvauti šioje diskusijoje. Ir nieko nelaukus noriu pradėti diskusiją. Tiesiog, kas žiūri, tai noriu priminti, kad visos diskusijos metu galite čato laukelyje uždavinėti klausimus, galbūt tarpusavyje diskutuoti, jeigu bus toks poreikis. O diskusijos pabaigoje apie 15-20 minučių skirsime ir auditorijos klausimams ir pasidalinimams. Taigi, pradėti aš norėčiau nuo tokio, nežinau, ar čia provokuojantis klausimas, bet iš skeptikų kartais pasigirsta toks teiginys, ir mačiau, Daiva, jūs savo viename straipsniu bent jau minėjote, kad Lietuvą galima ir be paso mylėti, ir tarsi išvykę lietuviai, jie nebūtinai turi įgyti kitos šalies pilietybę, ir daugybė lietuvių išvykusių, jie gyvena, ypač ES Lietuvoje, gyvena su lietuviškais pasais ir nesiekia įgyti tos kitos pilietybės. Bet vis tik man norisi paanalizuoti ir atskleisti per įvairias ir asmeninės situacijas, ir galbūt iš bendruomenės pusių matote platesnį vaizdą, dėl kokiųgi priežasčių kartais tas gyvenamo šalies pilietybės įgijimas yra ne tik svarbus, galbūt integruojantis, bet kartais net būtinas, galėčiau pasakyti, tokiam pilnateisiam gyvenimui kitoje šalyje. Tai Daiva, gal nuo jūsų norėčiau pradėti. Labą dieną visiems, sveikinuosi iš Italijos, ir tiesą sakant apie pilietybę ir kodėl neužtenka tik tais gyventi lietuviai su Lietuvos pasu užsienyje. Esu kalbėjusi ne viename straipsnyje, bet daugybėje, ir mano būtent tas kalamas vienis yra, kad taip, žinoma, teoriškai visi čia mes mokame gražiai pasakyti, kad ypatingai Lietuvoje gyvenantis ir niekada niekur neišvykę žmonės labai mėgsta postringauti, kad, kam jums reikia tos gyvenamos valstybės paso, arba Lietuvos pasą, kad galite mylėti ir šiaip. Aš tiesą sakant labai norėčiau pasižiūrėti, kaip tai sakantys žmonės iš ties tai darytų. Tarkim, iš Lietuvoje gyvenančio lietuvio yra atimama Lietuvos pilietybė. Kokie jo emocinė būsena būtų Lietuvos atžvilgiu, kokie jo praktiniai pasirinkimai būtų, pavyzdžiui, ten kaip atostogų kryptis ar investicijų ir panašiai. Tai po tokios trumpos įžangos
Į klausimą, kodėl, sakykim, tą tokį Lietuvoje dažnai keliamą klausimą, tai kodėl tai iš Lietuvos išvykę lietuviai nori gyvenamos šalies pilietybės, tai aš turėčiau tokius tris pragmatinės priežastis ir vieną emocinę. Tai visų pirma, akcentas yra tai, kad trumpai užsienyje gyvenantis, tam pastudijuoti, pasimokyti, užsidirbti, išvykę lietuviai, jie ne tik, kad jeigu ir nori, jie net negali įgyti tos valstybės pilietybės, nes jokia valstybė pasaulyje tų pilietybių nedalina ir nedovanoja, tai bet kuriuo atveju, jeigu ten jau tas lietuvis atitinka savo gyvenamos valstybės tos keliamus kriterijus pilietybę įgyti, tai matau tris tokias pagrindinės pragmatinės priežastis. Tai pradėsiu nuo to, kad aš gyvenu Sardinijos saloje ir pas mus vakar vyko regioniniai rinkimai. Tai reiškia, balsavimo teisę turintys žmonės rinko Sardinijos regiono prezidentą ir vyriausybę, nes šis regionas Italijoje turi tokią tam tikrą autonomiją. Neturėdami Italijos pilietybę, aš, pavyzdžiui, balsuoti tose rinkimuose negaliu. Ir gyvenu čia 25 metus, turiu namus, auginu vaikus, dirbu, aš neturiu jokio balso. Ir tiesą sakant, aš neturiu jokio balso ne tik tais kaip čia gyvenantis žmogus, bet ir neturiu jokio balso, kuris galėtų būti vertingas, naudingas Lietuvai. Įvairiausiamis temomis, balsuodama už konkretų politiką, aš paskui galiu jam daryti spaudimą, galiu jo nedaryti, jeigu man ten nerūpi. Aš galiu pati kandidatuoti. Ir paminėsiu tokį kuriozišką pavyzdį, kalbėdama apie šią priežastį. Tai, pavyzdžiui, viena didžiausių Italijos partijų, tai kairiųjų demokratų partija, jos lyderė Elly Schlein, ji turi 3 pilietybės. Italijos, Šveicarijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ir tiesą sakant, va čia yra labai toksai kurioziškas dalykas, ji, jeigu tik tais panorėtų, ji galėtų turėti ir Lietuvos pilietybę, nes jos prosenelis yra litvakas berods iš Kauno. Skirtingai nei ši Italija, jau turinti 3 pilietybės ir esanti Italijos kairiųjų lyderė, aš negaliu turėti jokios kitos valstybės pilietybės, išskyrus Lietuvos. Nors mano ne tik proseneliai, bet ir seneliai tėvai yra lietuviai. Tai antroji priežastis būtų irgi pragmatinė, tai darbas. Ir yra daugybė darbų, kaip ir Lietuvoje, darbo vietų, į kurias gali pretenduoti ir jas gali dirbti tik valstybės piliečiai. Tai, pavyzdžiui, aš niekada Italijoje negalėčiau būti policininkė, prokurorė, teisėja, netgi pilno etato mokytoja valstybiniai mokyklai, daugybė darbo vietų valstybinėse institucijose. Ir čia kaip ir su pirmąja priežastimi irgi pateiksiu pavyzdį, kai prieš kelis metus Italijos senatas paskelbė konkursą užimti patarėjų pozicijoms. Ir visai čia buvo toksai skandalas, nes to konkurso rezultatai buvo paskelbti prieš kelis mėnesius ir viena tų patarėjų tapo Rusijos pilietė ir ne bet kokia, o buvusio Romoje veikusio Rusų kultūros instituto direktoriaus dukra, kas institutas buvo uždarytas, nes, kaip dauguma Rusų kultūros institutų pasaulyje neužsiima kultūrinę veiklą, užsiima visai kitą veiklą, tai ji, žodžiu, tapo patarėja senate, Italijos senate. Tas pareigas galėjo aplikuoti tik tais dėl to, kad turi ir Italijos pilietybę. Tai, pavyzdžiui, dalykas, kurio aš daryti negaliu, ir man kyla klausimas, ar Lietuvai nereikia savo žmonių tokiose svarbiose pozicijose, apskritai aukštos kvalifikacijos, aukštus postus įmonėse, valstybinėse institucijose, korporacijose. Nereikia. Na ir trečia pragmatinė priežastis tai yra tiesiog eilinė teisinė apsauga. Tai čia irgi pateiksiu pavyzdį ir kadangi pati gyvenu Italijai, bet čia turbūt nėra aktualu tik Italijai, bet kalbėsiu apie Italiją, dauguma čia gyvenančių lietuvių yra moteris, sukūrusios mišrias šeimas ir viskas visada yra gražu, kol yra gražu, bet jei, tarkim, gyvenimas yra gyvenimas, santykiai, tarkim, išyra, vyksta skyrybos ir nedaug die ta mišri pora, italų ir lietuvės turi vaikų, mažamečių vaikų. Tai jūs spėkite iš vieno karto, kieno interesus gina Italijos teismai. Tai jeigu neatspėjote, tai Italijos teismai gina Italijos piliečių interesus, tai šiuo atveju gins visų pirma vaiko, aišku, ir visų antra tėvo. O mama, Lietuvos pilietė, yra tikrai paskutinėje Italijos teismo interesų gynimo eilutėje. Ir jau turime ne vieną tragišką istoriją, kai mamai lietuviai vaikai tiesiog buvo atimti ir globa buvo skirta tėvui. O
iš tų pragmatinių priežasčių tai yra daugybė. Jūs nueikite į Italijos banką atsidaryti sąskaitą be pilietybės, gauti paskolą būstui, verslui, įvairiausias darbo postus ir gydymo paslaugas, pavyzdžiui, gauti. Ne Italijos piliečiai neturi jokio privalomo sveikatos draudimo. O kalbant apie čia tos trys, sakykime, pragmatinės priežastys, kalbant apie žmogiškas priežastis, tai kiekvienas iš mūsų čia esančių, mes gyvenam užsienyje ir mes puikiai žinome, ką reiškia būti užsieniečiu, konkrečiai lietuviu užsienyje. Tu esi niekas. Esi visiškai niekas, be jokio savo tinklo, be jokių savo tenais turimų patirčių, žmonių ir panašiai tiesiog. Ir būti šalyje, turiu omeny, kai tu jau tenais išties kuri gyvenimą, būti tokiu net ne B klasės piliečiu, o Ž klasės piliečių, kur tu neturi jokio balso, jokių lygiai tokių pačių teisių kaip tavo kaimynai. Na, yra tiesiog gyventi normalaus gyvenimo, aš nematau kaip. Ačiū, Daiva, už labai tokią struktūrizuotą, sudėliotą pasisakymą ir iš tiesų man atrodo, kad daugelis, ypač Lietuvoje gyvenančių lietuvių ar dalis gyvenančių kažkokiose šalyse, kur galbūt šiek tiek palankesnės sąlygos ir nėra tiek daug teisų apribojimų nepiliečiam, nesupranta. Tai labai, man atrodo, svarbu apie tai kalbėti ir kalbėti kuo daugiau ir kuo viešiau. Norėčiau dabar kreiptis į Eleną Valiulienę, kaip yra Norvegijoje, su kokiais atvejais jūs susiduriat, ar turit kažką papildyti dar be to, ką pasakė Daiva. Jo, Daiva atvėrė pagrindinės galimybės. Visų pirma, laba diena pasaulio Lietuva ir visi susirinkę čia. Aš šiek tiek galbūt susisteminsiu, kai žmogus pasirenka, tarkime, turėti Norvegijos pilietybę, ar ne, tai veikia keli tokie faktoriai. Kitos šalies pilietybė visų pirma suteikia mums garantijas visokiausias. Ir jų yra ne viena, kurias išvardino Daiva. Norvegijoje yra lygiai panašiai taip pat kaip ir Italijoje. Viena mama pasidalino vieną istoriją, jog jos vaikai ruošiasi į sporto šaką eiti ir jie yra labai stiprus ir tam, kad atsidurti Norvegijos rinktiniai, yra būtina turėti Norvegijos pilietybę. Mama labai pergyvena dėl to, kad vaikas galėtų išsaugoti savo šaknis, bet kartu, kad vaikas integruotųsi į Norvegijos sistemą. Tai faktas, mama rašo, kad mes tėvai sprendžiame, jog išsaugoti pilietybės tikriausiai negalėsime, jeigu vaikui yra daugiau negu 18 metų. Bet mamai yra tuo pačiu labai svarbu, kad tas šaknis išsaugoti ir aišku, dėl aiškių priežasčių, tam, kad papultų Norvegijos rinktinę, vaikai turės pasirinkti Norvegijos pilietybę. Aišku, kitos šalies pilietybės turėjimas turi daug privalumų, kurių kitų valstybių piliečiai galbūt neturi. Čia minėjo Daiva taip pat teisė balsuoti, teisė į pasą, iš daugiau nei vienos, ką gali atlikti daugiau nei ne vienoj šaly. Taip pat teisės ir privilegijos, kurias suteikia šalis, kuriuose jūs gyvenat ar kuriuose aš gyvenu, šiuo atveju Norvegijoje. Pavyzdžiui, tapti Norvegijos piliečių lietuviui, kuris ruošiasi studijuoti, yra žymiai lengviau. Jam žymiai lengviau yra gauti socialinę arba finansinę pagalbą nei Lietuvos piliečiui. Tam tikrais atvejais, o tokių tikrai yra ne vienas, žmonės vis labiau supranta, jog gyvenant Norvegijoje svaresnį vaidmenį žaidžia Norvegijos piliečio dokumentas. Aš asmeniškai susidūriau su sveikatos paslaugų sfera, kur man pritrūko ir dokumentų, ir kitokių pagalbos priemonių tam, kad eiti į priekį, turint nedarbingumą 50%. Bet visgi mano širdį labai žaidžia tas emocinis dalykas, jog aš labai noriu išlaikyti savo šaknis, noriu būti Lietuvos pilietė ir tikrai mes čia Osle darom viską, kad tik kuo daugiau žmonių išgirstų apie referendumą ir galimybę balsuoti. Tai vat yra buvę atvejų irgi,
kuomet žmogus tampa 100% nedarbingas, kartais negauna tokių pačių privilegijų kaip Norvegijos pilietis. Aišku, tai pavieniai atvejai, bet tokie atvejai pasitaiko. Ir juos galima suskaičiuoti tikrai daugiau negu ant 10 pirštų. Kokia dar kita svari priežastis galėtų būti pasirinkti kitos šalies pilietybę? Tai aišku, kad integravimasis į kitą šalį. Moterų grupėse Norvegijoje klausiau moterų, kodėl yra geriau pasirinkti Norvegijos pilietybę ir kokį svorį duoda šitas pasirinkimas. Aišku, dauguma nori išsaugoti Lietuvos pilietybę, bet dėl minėtų anksčiau priežasčių, dėl finansinių, sveikatos, mokslo sričių, kartais geriau laikyti egzaminus Norvegijos pilietybei gauti. Ir tai, žinoma, svariau palengvina integraciją ir iškilusias problemas pačioje Norvegijoje. Na ir kitas dar faktorius yra šeima. Kai kurie žmonės gali priimti sprendimą atsisakyti savo gimtosios šalies pilietybės, siekiant sudaryti ir išsaugoti šeimą su asmeniu, kuris nepriklauso tavo gimtajai šaliai ir gyvena kartu. Tai tokie galbūt pagrindiniai 4 dalykai, kuriuos dar pakartosiu. Tai kitos šalies pilietybė, kuri suteikia garantijas, teisė ir privilegijos, integracija ir sutuoktinio ar šeimos poreikiai, kurie yra tikrai labai svarbus. Tai tiek. Dėkui, Elena. Iš tiesų, dažnai sunku turbūt įsivaizduoti Lietuvoje gyvenantiems, kai vienoje šeimoje gali būti žmonės, vaikai vienos pilietybės ir sutuoktinis kitos ir, tarkim, daug keliaujant, jam visiems, kai skirtingas ambasadas reikia kreiptis arba visiškai skirtingai tvarkyti dokumentus ir panašiai, tai tokių ir daug praktinių kliūčių kyla. Ir norėčiau į Ramunę ir Gintarę kreiptis, gal Gintarė, pradės nuo tavęs, esi gyveni jau 10 metų arba gal net šiek tiek daugiau Jungtinėje karalystėje ir esi minėjusi, kad svarstai apie galimybę įgyti Jungtinės karalystės pilietybę, tai gal galiu pasidalinti šiek tiek savo istoriją ir ar kurios priežastys tau atrodo svarbiausios, kodėl tu to siektum ir kas galbūt stabdo. Ačiū, Justina. Sveiki visi. Pirmiausia, paantrinsiu pašnekovams prieš mane kalbėjusiams dėl visko, ką jos sakė. Labai panaši situacija ir Jungtinė karalystė yra. Aš čia gyvenu jau 13,5 metų, tai jau bus 14 rugsėjo mėnesį. Aš atvažiavau studijuoti dar tais laikais, kai tokio dalyko kaip Brexitas niekas nežinojo ir tai neegzistavo ir buvo tokia šalis, kur turbūt visi važiavo ir galvojo, kad čia bus labai smagu ir tikrai galėjai susikurti savo labai gerą gyvenimą. Ir po kelių studijų aš sutikau Britą vyrą ir mes turim dabar vaikelį ir gyvenam čia ir viskas yra gerai. Bet aš iš tikrųjų jaučiuosi, kad aš jau seniai svarstu apie tą galimybę turėti britišką pilietybę vien dėl to, kad man asmeniškai tai yra daug ir identiteto dar tų tokių sąsajų, vien dėl to, kad aš kažkaip esu labai įsiliejus, mano šeima yra, galima sakyti, visi Britai čia ir aš esu labai įsiliejus tą britišką gyvenimą, kultūrą ir aš visada jaučiuosi tokia kaip, nežinau, kaip žuvis iš vandens išimta, vien dėl to, kad aš nesu visiškai britiška ir tai nereiškia, kad aš esu ne lietuvė, nes aš turiu ir tą visą savo lietuvišką bagažą, kuris yra dalis mano identiteto, bet aš manau, kad galbūt žmonės nelabai supranta ir tai didžiausia problema yra, kai žmonės Lietuvoje gyvena ir jie galbūt nesupranta, kad kai kažkas pragyvena daug metų, man turbūt jau greit bus pusė gyvenimo savo gyvensiu Jungtinėje karalystėje, kad tu pradedi tiesiog jausmus jausti dvigubus ir tu jauti, kad čia yra tokie pat namai kaip ir, tarkim, ten, kur tu užaugai, kaip ten yra gimtinė, taip čia yra tavo namai ir jie yra lygiai tiek pat svarbus ir čia yra tu sukūrei savo pagrindą ir šeimą ir panašiai. Yra įvairių priežasčių dėl, kaip jau Daiva ir Elena minėjo, visokio apribojimų. Sakyčiau, iki 2016 metų, kol neįvyko ten tas didysis balsavimas ir nepaskelbė, kad Jungtinė karalystė paliks Europos Sąjungą, aš nejaučiau tokio didelio galbūt
skirtumo. Gal tai būtų geriausias žodis apibūdinti. Aš žinau, kad yra kažkiek, aš negaliu tam tikrų dalykų daryti, negaliu ten dirbti, negalėčiau niekada tapti čia detektyvę ir dirbti prokurorė ir teisiniai sistemai ir visa kita, bet didžioji dalis dalykų yra iš tikrųjų prieinami ganėtinai neblogai ir netgi žmonėm, kurie neturi ten to statuso ir įvairių kitų dalykų teisinių. Bet pilietybė iš tikrųjų suteikia galimybę balsuoti. Balsavimas, aš kalbu pagrindę apie tuos pagrindinius rinkimus, kai renkame ministrą, premjerą ir, žodžiu, ir įvairius kitus. Šiuo metu aš galiu balsuoti tik tai savo vietiniai, vadinasi, kaip vietinis regionas ir toks kaip kaimelis, tai aš gyvenu ganėtinai nedidelė mieste. Ir aš galiu balsuoti tik tai renkant vietinio miestelio savivaldybę. Ir tai yra mano pats didžiausias pasiekimas iki šiol, kad aš balsavau keletą kartų ir iš tikrųjų bandau įsitraukti į tą visą procesą, nes man įdomu ir man rūpi, kas vyksta mano miestelėje ir panašiai. Bet yra iš tikrųjų daug įvairių priežasčių, kurios irgi jau minėtos ir aš manau, kad mes visi jas išgyvenam labai skirtingai. Ir man toks, sakyčiau, pavyzdys buvo prieš keletą metų, kai mano buvusi bendrakursė, mes studijavom kartu, kai čia atvažiavau 2010-aisiais ir jinai atvažiavo iš Latvijos, aš atvažiavau iš Lietuvos ir mes buvom vienintelės tokios, sakyčiau, pagrindė visi Britai mano kurse ir buvom mes vienintelės kitatautės iš Europos. Ir jinai susilaukė vaikų čia irgi ir prieš keletą metų su ja kalbėjau. Ir jinai sakė, kad jinai pasiėmė britišką pilietybę, išsiėmė. Ir aš taip nustebau iš tikrųjų ir aš nežinojau, kad Latvija leidžia dvigubą pilietybę turėti, nes mano nuostaba buvo, aš sakau, tu atsisakei latviškos pilietybės, kaip tu jautiesi? Ir sako, ne, aš neatsisakiau, aš galiu dvigubą turėti. Tai man tas buvo toks, nežinau, galbūt labiau pradėjau dėmesį kreipti ir labiau reaguoti tai, kad mes vis tiek, nors ir turim kaimynus kaip Latvija, pavyzdžiui, kurie priėmė jau yra tą sprendimą leisti dvigubą pilietybę žmonėm, kurie gyvena daug metų, sukūrė šeimas, kurie investuoja į kitas šalis, investuoja Lietuvoje, visiškai negalvoja apie Lietuvą kaip kažkokią antrą šalį ar panašiai, bet labiau galbūt nori įsitraukti kitos šalies gyvenimą ir vis tiek jaustis lygiaverčiais, galbūt labiau lygiaverčiais, negu dabar mes jaučiamės. Tai tiek, man atrodo, kad iš mano pusės tai daug labai identiteto reikalų yra ir turbūt toks žiūrėjimas į tai, kaip mes galėsime būti labiau šiuolaikiški ir griauti tas sienas aplink mus. Ačiū, Gintarė. Aš tik norėčiau gal patikslinti dėl termino dviguba pilietybė, kuris kartais įneša painiavos ir skeptikai kartais pateikia dvigubą pilietybę tarsi kažkokią privilegiją didelę, tai man atrodo ir mūsų išvardintos priežastys rodo, kad tai žmogus turintis arba siekiantis dviejų pilietybių ar daugiau šalių, jisai kaip tik ne tik privilegijas ir teisės gauna, bet jis ir įsipareigoja ir teisiškai, ir emociškai, ir įvairiais kitais aspektais dviem šalim. Ir primenu, kad referendume vis tik šįkart balsuosim dėl pilietybės išsaugojimo. Tai tiems, kurie jau ją turi, kurie gimė Lietuvoje ir gimimu įgijo. Nes kai sakome dvigubą pilietybę, kartais žmonės neįsigilinę įsivaizduoja, kad dabar dalins Lietuva tas pilietybės į kairę ir į dešinę ir įvairiausių šalių piliečiams ir dėl to kyla kartais kažkokių baimių ar mitų. Tai tiek patikslinimų ir Ramunė suteiksiu jau žodį. Ir tau sekančiai noriu pereiti, tada man atrodo, prie šiek tiek kitos diskusijos dalies mes aptariam ir labai gražiai, labai struktūrizuotai įvardinot visas pagrindinės priežastis, kodėlgi gyvenant ilgą laiką, tikrai neturistaujant ar nestudentaujant kitoje šalyje, tos pilietybės reikia pilnateisiam gyvenimui, bet turbūt tas jau čia emocinė pusė yra tokia stipri, kad netgi susidurdami su tokiais dideliais nepatogumais, ką mes minėjome, ar ne, nuo rinkimų teisės iki sveikatos sistemos, ar švietimo sistemos, ar darbo pasirinkimo,
vis tik tas pilietybės netekimo net ne grėsmė, faktas, nes pagal šiuo metu galiojančius įstatymus žinojimas, kad įgijus kitos šalies pilietybę neteksime, iš mūsų bus atimta, Lietuvos pilietybė daugelį sustabdo. Tai man norisi būtų Ramūne tavęs paklausti, jeigu norėsi papildyti pirmą klausimą ir gali tą padaryti, ko žmogus netekdamas lietuviško paso, nes man atrodo, tai tikrai daug daugiau dažniausiai yra negu dokumentas ir jeigu mes kartais vis tik nesiekiame kitos pilietybės, nepaisant jokių sunkumų, vien iš baimės ar nenoro netekti, tai rodo didelį svorį. Ramūne, ką tu manai? Sveiki visi, esu Ramūnė iš Italijos, Šiaurės Italijos, Bassano del Grappa miestelio. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad tai, ką išvardėjo Daiva ir žinoma ir Elena ir Gintarė, tai čia kaip ir, manau, neįmanoma net ginčytis. Faktas yra tas, kad, žinoma, aš kaip ir Daiva, mes gyvenam Europos Sąjungoje ir jau iš tos pusės yra galbūt šiek tiek paprasčiau ir tai, ko mes negalime daryti, į tai, ką mes neturime teisės šioje šalyje, tai yra labai svarbus dalykai, bet mes prie to pripratom. Galiu pasakyti, mes prie to prisitaikėm, nes mes neturėjom kitos galimybės. Bet ir aš, bet atsakant į tavo Juste klausimą, aš galiu pasakyti, būtent dėl šitokios situacijos, manau, kad man niekada neprireiks atsidurti toje situacijoje, kuomet aš turėsiu atsisakyti Lietuvos pilietybės. Ir aš dabar galiu tik teoriškai pagalvoti, ką tai man reikštų. Aš manau, kad ta pilietybė, tas pasas, tas kažkoks teisinis ryšys, ar ne, su Lietuva, jisai yra tarsi toks pagrindas. Tarsi tokia tvirtovė, kuri galbūt tvirtina ir tą emocinį ryšį, jį palaiko, jį stiprina. Ir jo neturint, manau, kad ateinančioms ypač kartoms, kurie galbūt mūsų vaikams, kurie net nėra gimę Lietuvoje ir kurie galbūt mažiau žinos ir jaus tą Lietuvą, tai uždaromos absoliučiai visos galimybės prisiartinti prie jos. Kažkaip, aš kartais pagalvoju, mano sūnus, kuriam yra beveik 2 metai ir kurį priregistravau Lietuvos registruose, nes yra šitas absurdiškas reikalas, kad mūsų vaikai gali turėti ir Lietuvos pilietybę, netgi jeigu nėra gimę Lietuvoje. Aš manau, kad kai jisai, aš bent jau tikiu, kad kai jisai užaugs ir žinos, kad jisai turi Lietuvos pilietybę, jį tai tikrai skatins norą domėtis tą šalimi. O jeigu šitas tiltas, teisinis tiltas, jis yra nutraukiamas, tai tada yra daug sunkiau šitą ryšį išlaikyti. Jeigu būtų galima, aš pridėsiu, Justina, aš nežinau, ar tu dar norėsi užduoti kažką panašaus, kaip buvo kalbama apie tai, kodėl mums lietuviams užsienyje reikalinga ir kitos šalies pilietybė. Dažnai šitas klausimas dar yra perfrazuojamas, o kodėl, ką aš, lietuvis užsienyje gyvenantis, turėčiau duoti Lietuvai, kad išlaikyti savo pilietybę. Tarsi, kodėl aš turėčiau jos nusipelnyti, ką aš jau tokio gero padariau tai Lietuvai, kad aš išlaikyčiau tą savo pilietybę. Ir man būtent šitas klausimas yra toks absurdiškas, lygiai taip pat kaip ir absurdiškas kalbėti apie pliusus ir minusus pilietybės, nes pilietybės įgavimas, jisai turėtų būti nekvestionuojamas. Jisai, ar tu esi
geras, ar tu esi blogas, tu gimei toj valstybei ir tu tą pilietybę turi ne dėl to, kad tu kažką nusipelnei arba kažką nuveikiai. Tai, bet, nes tai yra principinis klausimas. Pilietybės klausimas yra gimimo vietos identiteto klausimas, tad nenuopelnų klausimas. Ačiū, Ramunė. Man atrodo, irgi čia skirstyti arba nusipelnyti, tai čia kaip tėvų meilės nusipelnyti, turbūt, nežinau, gal banalus toks palyginimas, bet lyg tai vaikas dabar turėtų būti geras, paklusnus ar ne, ir tada verta, o jeigu išvažiavo toli ir tų tėvų nelanko pakankamai dažnai, tai jau nebevertas. Bet iš tiesų ir valstybės požiūrį turbūt parodo į savo piliečius, norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kaip tos pilietybės netenkama, arba man patiko ir Daiva, kaip mini, kaip pilietybė yra atimama iš lietuvių, kurie įgyja kitos šalies pilietybę. Dažnai apie tą pilietybės netekimą yra pranešama ten kelių eilučių elektroninių laiškų berods, galbūt Daiva patikslinsit, o kartais dėl darbų kiekio ar sisteminių kažkokių tai ar žmogiškų resursų klaidų apskritai žmogus netgi to nesužino arba sužino po kažkiek tai metų kokioje nors keistoje situacijoje. Tai irgi toks formuojasi požiūris, kad tai žiūrime į piliečius kaip į kažkokią eilutę, kažkokią sąrašą, bet ne į žmogų ir visiškai neapsvarstoma ta emocinė pusė. Ir greičiausiai ir Lietuvoje dėl to tos diskusijos irgi tokios kartais būna vis dar gajus, dėja, skirstimas į išvykusius ir likusius, tarsi kažkoks išdavystės kartais momentas girdisi, tai tikrai norisi man ir šioje diskusijoje kuo daugiau vienyti, parodyti, kaip tos dvi tapatybės, ir vakar dalinausi ir klausau labai senos 2009 berods metų Be pykčio laidos su Leonidu Donskiu ir užstrigo pavardė ir Irena Veisaitė, ir jie labai gražiai kalbėjosi apie tapatybės ir kaip jos viena kitą papildo ir kaip žmogus tik tai gali keliom šalim savęs dovanoti, o ne kažko tai netekti dėl to, kad jis yra iš kelių pilietybių, ir kaip vargina tas klausimas, kai prašoma pasirinkti, tai arba tas, tu arba tas, nes aš ir savo vaikam visada sakau, dar maži irgi, kad jūs esat net ne 50% ar dar kažkaip, o ir lietuviai, ir mano atveju bulgarai. Daiva, jums žodį dabar norėčiau perduoti, galbūt irgi turit papildyti dar, kaip manot jūs, kogi lietuvis, iš kurio pilietybė, gimimų įgyta pilietybė atimama įgyjus kitos šalies pilietybę, netenka be formaliai ar nematom dokumento ir teisų, ko dar ir emocinė prasme, ir politinė, kodėl taip svarbu išsaugoti. Čia galbūt, man norisi apie emocijas daugiau pakalbėti, bet tikrai puiku įnešti ir tų praktinių aspektų. Tai Justin, labai dėkui, kad paminėjai tą kelių eilučių laišką, kurio sulaukė lietuvis, įstatymiškai tai yra vadinama neteko Lietuvos pilietybės dėl to, kad įgijo kitos valstybės pilietybę. Aš tai vadinu tiesiog atimimu, nes iš ties Lietuvos įstatymuose yra numatyti du būdai, kaip tu gali netekti Lietuvos pilietybės, tai vienas yra jos atsisakius, o antras būtent yra būdas įgijus kitos valstybės pilietybę. Ir noriu pabrėžti, kad įgijus kitos valstybės pilietybę netenka tik viena grupė Lietuvos žmonių. Tai yra ta grupė žmonių, kurie yra gimę Lietuvoje, dar galbūt dažnai sovietinė, ir kovojo už Lietuvos laisvę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, kovojo, kad mes išeitumėm iš tų geležinių smaugiančių sienų, kovojo, kad Lietuva būtų pasaulyje, ne kažkokia ten nusidariusi savo kaimukyje, tom mediniam tvarom, tam piliakalnį susigūžusi ir drebanti, bet laisva, atvira valstybė, ir kad visi Lietuvos žmonės galėtų naudotis visomis laisvo pasaulio žmonių teisėmis. Visų pirma, teisė laisvai keliauti, ir visų antra, teisė laisvai pasirinkti, kur tu nori kurti gyvenimą. Tai būtent tik šiai žmonių kategorijai
Lietuvos konstitucijos ta 12 straipsnio nuostata neturi jokios išimties pilietybės įstatyme, nes visiems kitiems yra išimtis ir jų yra 11. Ir kaip paminėjo Ramunė, lygiai taip pat ir mano sūnus, kuris yra gimęs Italijoje, beje, mano vaikų situacija iš vis yra absurdiška, aš turiu 2 vaikus, dukra gimusi Lietuvoje, gyvenanti užaugusi Italijoje ir sūnus gimęs Italijoje. Tai Lietuvoje gimusi dukra negali turėti 2 pilietybių, Italijoje gimęs vaikas gali turėti. Tai čia yra išties, apie tai daug buvo kalbėta, kad situacija tikrai yra absurdiška. Tai pridėti galėčiau tik tiek, kad kalbant apie tai, kad visų pirma žmogus, iš kurio yra atimama ta pilietybė, jis nesulaukia jokio perspėjimo prieš tai, kad, žiūrėkit, yra svarstoma jūsų situacija ir pateikite dokumentus. Ne. Geriausiu atveju tai tas žmogus gauna 7 eilučių laišką, labai, praktiškai, aš esu kalbėjusi su keliais žmonėmis, kurie yra gavę tos laiškus iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Europos, iš Australijos, iš Kanados. Tai jų absoliučiai visų buvo reakcija ta pati. Man tai buvo peilis į širdį. Ir yra beje žmonių, kurie negavo jokio laiško. Visai neseniai kalbėjau su lietuviu iš Kanados, kuris išvyko į Kanadą būdamas vaikas, grįžo į Lietuvą prieš 9 berods metus, atsinaujino Lietuvos pasą, nors ir jisai ir neslėpė ir pristatė netgi savo Kanados pasą, kurį įgijo dar būdamas nepilnametis. Ir dabar, po 9 metų, kai jisai grįžo į Lietuvą, atsivežė kapitalą, nieko neprašė, kad jam tai kažkas būtų duodama. Susikūrė verslą ir dabar atsinaujindamas verslo liudijimus, praėjusių metų paskutinę metų dieną, jis sužinojo, kad jisai to negali padaryti, nes jis neturi Lietuvoje jokio statuso. Nes pasirodo, iš jo prieš porą mėnesių buvo atimta Lietuvos pilietybė ir jisai net negavo jokio laiško. Ir kai jis nuėjo aiškintis į migracijos departamentą, kodėl, tai bent jau kaip jisai sakė, tai jie tiesiog yra tiek užsivertę šitam, kaip jie sako, netekimo, bet kaip aš sakau, atėmimo bylom, kad tiesiog nespėja ten išsiuntinėti visiems laiškų. Tai, pavyzdžiui, to žmogaus situacija yra Lietuvos vyriausybės. Viena iš pagrindinių eilučių yra grįžtamoji Lietuva. Tai kaip, mano klausimas yra labai paprastas, kaip jūs norit, kad ta Lietuva grįžtų? Jeigu žmogus, pavyzdžiui, tas konkretus atvejis, aš, tarkim, po šitokios metų Italijai, kaip jūs norit, kad tas žmogus grįžtų, kai, kaip ir minėjau, tai nėra jokios vertės savo piliečiams. Kiti dalykai, kuriuos minėjo ir Gintarė, ir Ramunė, ir Elena, tai yra identiteto dalykas. Tai kalbant apie pilietybę, labai dažnai yra kalbama, tai kam jums tas pasas? Tai pakartosiu, kad taip gali sakyti tik žmogus niekada neišvažiavęs iš savo gatvės. Žmogus išvažiavęs ir bent ilgesnį laiką pabuvęs kažkur kitur, jis puikiai žino, kad Lietuvos pasas, tau yra, kaip sakė Ramunė, tau tai yra tas pamatas, tai yra tavo tvirtovė, tai yra kolonos, ant kurių tu stovi kaip žmogus, kaip tavo identiteto dalis. Ir Ramunė beros paminėjo žodį tiltai, tai mano akimis, kai tu netenki Lietuvos pilietybės, tai yra praktiškai sudeginami tiltai. Tai Lietuvos valstybei, tai yra 2 prasmėm netgi sudeginami tiltai. Tai Lietuvos valstybei tai yra praktiškai amžiams netektas savo žmogus. O žmogui tai yra, skausmas visam gyvenimui ir, kaip aš minėjau, žmonių, kurie tos laiškus gavo, tai yra peilis į širdį. Ir kalbant tik apie emocijas, bet kalbant, pavyzdžiui, praktinius dalykus, man tiesiog yra neįmanoma įsivaizduoti, kaip žmogus, iš kurio Lietuva atėmė pilietybę, kada nors važiuos į Lietuvą atostogų, kada nors važiuos į Lietuvą investuoti, kažką netgi dėl Lietuvos daryti, jeigu, tarkim, būtų Lietuvai situacija kaip Ukrainai. Jūs suprantat, kad visi praktiniai veiksmai, net verslai, tai yra daroma žmonių, o žmonės yra susijęs su emocijomis. Tai nėra tik tais įstatymo raidės. Tai aš nežinau, turbūt nusimušiau, pamiršau klausimą. Viskas gerai, man atrodo, tikrai reikia ir sukalt ir tos praktinius aspektus, bet parodyti ir emocijas, nes kaip ir minit, kas neišvažiavę ir ar ten išvažiavę buvo trumpam, negali galbūt suprasti, kaip
koks stiprus, bent jau, na, mano nuomonė, man Lietuvos pilietybė, lietuviškas pasas, nu, yra tikrai tapatybės pamatas, pagrindas, kažkaip atrodo tuo, ko tu buvai, tarkim, beveik 40 metų, ar ne, ir dabar staigiai kažkas tau išmuštų, atimtų ir lieptų įrodyti, kad tu vertas. Tai galbūt ir tą patį pasakymą, kad galima mylėti Lietuvą be paso, tai čia kaip galima atleisti išdavystės ar nešimo dar kažką, bet tas randas tai lieka, tu vis tiek nuoskaudos lieka ir galbūt vieni žmonės toliau stengiasi, bet santykis jisai pasikeičia. Aš asmeniniai artimoje aplinkoje irgi turiu atvejį, kai daug metų, daugiau negu 20 žmogus gyvena Australijoje, buvo įgijęs Australijos pilietybę, tada laukia vis, kad būtų galima išsaugoti, kad pakeistų įstatymus. Tada atsisakė Australijos pilietybės, kad susigrąžintų Lietuvos pilietybę, susigrąžino Lietuvos pilietybę ir dabar vis tiek negali, tarkim, labai vaikas ten jau gimęs, ten gimęs negali turėti Lietuvos pilietybės dėl to, kad tuo metu, kai jisai gimė, mama nebuvo Lietuvos pilietė, jinai po to susigrąžino, tai tikrai netgi atrodo dedant pastangas, norint žmogui grįžti, ir tai nėra taip paprasta vieną kartą nutraukus. Galbūt mačiau, kažkas kėlė ranką, bet ne. Aš šiek tiek kėliau, dar labai greitai norėjau pasakyti, kad man labai surezonavo, ką Daiva pasakė, ir kažkaip kilo klausimas, kad man atrodo, iš tikrųjų labai galbūt yra neteisinga, kad balsavimas vyksta ir didžioji dalis, realiai, kai pagalvojam, tai balsuoja žmonės, kurie niekada to nepatyrė ir yra su to nesusiję. Ir tai turbūt yra didžiausia problema šito referendumo, dėl to, kad mes negalim, kad ir kaip mums būtų sunku, kad ir kaip mums ten širdį plešia ir panašiai, bet tai yra mūsų istorijos ir mūsų patirtis ir kitų žmonių patirtis, kurie taip pat galbūt praėjo kažkokį labai sudėtingą kelią. Bet mes esam tiesiog rankose žmonių, kurie tiesiog, kaip Daiva sakė, niekada neišvažiuos iš tos gatvelės, kurioje gyvena ir galbūt jiems tai atrodo visiška nesąmonė ir visiškai jie tam nepritarė. Jie gal neturi priežasčių, gal tiesiog nesupranta, per maža pasaulėžiūra, mažai keliavo, bet tas turbūt yra skaudžiausia, kad mes žmonės, kurie iš tikrųjų gyvena, mes turim labai labai mažą tokią mažytę dalelę prisidėti prie šito balsavimo ir prie šito referendumo sprendimo ir rezultato, kad iš tikrųjų tai yra tai baisu pagalvoti, koks bus rezultatas, nes manau, kad mes tiesiog negalim nuspėti, bet kažkaip jo, taip atrodo. Tai papildydama tave, Gintarė, man tai norisi pasidžiaugti, kad yra tikrai daug palankiai šią temą vertinančių, ar ne, ir praėjusiame referendume vis tik buvo daugiau balsavusių už pilietybės išsaugojimą, bet nepakankamas aktyvumas. Tai turbūt norisi aktualizuoti ir pereiti prie kito, kaip tik labai čia gražiai, Gintarė, turiu užvedį į paskutinę šios diskusijos tokią potemę, kad norisi pakalbėti, ir Daiva, matau, kelia ranką, tai iš karto ir klausimą užduosiu ir papildysit, ką norėjot, kad labai norisi pakalbėti, kodėl svarbu, mačiau ir čia buvo klausimas iš Lietuvoje gyvenančių, kodėl svarbu šis klausimas ne tik, mes jau šiek tiek palėtėm, ne tik užsienyje gyvenantiems, ir tai iš tiesų gali paliesti kiekvieną net ateityje per vaikus, anūkus, ten giminaičius, bet kartu ir turbūt svarbu įvertinti lietuvių, norėjau sakyti, svarbu įvertinti indėlį, nors iš karto prisiminiau Ramunės žodžius, kad čia jau grįžtam prie to vertinimo vertesnių ir nevertesnių. Tai tiesiog, Daiva, kaip Jūs manot, kodėl, tarkim, Lietuvoje kažkur gyvenančiam žmogui, kuris mano, kad jam referendumas neaktualus ir jis iš viso šio klausimu nebalsuos, kodėl vis tik galėtų būti ši tema aktuali? Ir dar kažką norėjau turbūt pasakyti ir į praėjusį klausimą. Tik va taip sutapo, kad susiję tai, ką norėjau prie Gintarės, ką neužvedė, kad šties šį klausimą antrą kartą pateikiama Lietuvos tautai, kaip sakant, nuspręs Lietuvoje gyvenantys žmonės. Ir aš nematau tame nieko blogo, tiesą sakant, nes tikrai aš manau, kad Lietuvos žmonės yra protingi žmonės, bet yra tokia
problema, yra didžiulė problema, kad šitam referendumui reikia tokio aktyvumo, kokį Lietuva praktiškai turėjo tik vieną kartą, tai dėl stojimo Europos Sąjungą. Tai tada stojimas į Europos Sąjungą, tais 92 berods, jeigu neklystu metais, tai mums praktiškai buvo mirties arba išgyvenimo klausimas, Lietuvai. Šitas klausimas pilietybės išsaugojimo, nes tuo tarpu, kai pasaulyje apie 150 valstybių turi dvigubos pilietybės institutą ir nebesuka savo dėl to galvos, ir kaip sakau, dvigubos pilietybės, tai ir savo piliečiams, kurie įgyja kitų valstybių pilietybės, nedraudžia ten išlaikyti, ir užsieniečiai gali išlaikyti. Mes Lietuvoje kalbam šiuo klausimu apie tokį labai siaurą dalyką, labai siaurai žmonių grupiai suteikti galimybę išlikti tuo, ko jie tapo gimdami. Tai yra Lietuvos piliečiais. Ir daryti referendumą tokių siaurų klausimų, tai yra nežmoniškai sunku sutelkti ten vos 1,4, kiek ten to milijono balsuojančių žmonių reikia. Ir iš esmės tai čia klausimas bus, kadangi ir Lietuvoje, net aš, pavyzdžiui, aš gyvenu Italijoje daugiau negu pusę gyvenimo. Tai jau ten nekalbu apie tai, kad ten mano tas identitetas tikrai yra atskiestas ir itališkais dalykais, bet apie ką minėjo ir kitos pašnekovės. Man Lietuvos pilietybė yra mano identiteto esminė sudedamoji dalis. Ir man Lietuvos pilietybės netekimas, atėmimas, nes aš jos netekti neketinu, vienintelis būdas būtų atimti iš manęs Lietuvos pilietybę. Tai būtų kirtis man kaip žmogui, kaip asmenybei, ir tikrai netektis Lietuvai, nes iš esmės tai aš nesakau, kad čia aš esu kažkam ypatinga, tai Lietuvai tikrai ne, bet jeigu Lietuva tokia maža valstybė ir jinai pasižiūrėtų į kitas savo panašaus dydžio valstybės, ne Latvija, tarkim Islandija, ar kitos vakarų valstybės, į kurias Lietuva lygiuojasi panašaus dydžio, jos visos leidžia savo piliečiams turėti ir kitos valstybės pilietybę. Tai mano galva, čia šis referendumas yra, apie jį tikrai per mažai yra išaiškinama, žmonės tiesiog nesupranta, apie ką tai bus kalbama, ir aišku, kad referendumo formuluotė, ji turi būti tokia, nes tai yra teisinis tekstas, bet iš ties žmogui, kuris nėra įsigilinęs, perskaičius formuluotę, yra visiškai neaišku, apie ką kalbama. Tai aš galiu pasakyti, dalyvavusi ne vienoje diskusijoje ir kalbėjusi su daugybė žmonių ir dirbant į komunikaciją ir žiniasklaidą 20 metų, iš ties tai šis referendumas bus dėl labai paprasto klausimo. Ir tiesa, man net baisu taip sakyti, bet mano akimis taip yra. Tai bus klausimas dėl, praškai, Lietuvos žmonėms klausimas. Ar mums išvykę į užsienį lietuviai yra saviškiai, ar mums jie yra išdavikai? Ir aš nesakau, kad ten visa komunikacija tai turėtų remtis, nes iš ties komunikacija turėtų remtis labai smarkiai išaiškinant, apie ką tai vyks kalba ir kodėl tai yra svarbu. Ir visi kandidatai, kadangi tai vyks kartu su prezidento rinkimais, tai visi kandidatai į prezidentus, kurių sąrašai yra vieši, jie privalėtų viešai išsakyti savo poziciją. Ir mes čia pasaulio lietuviai galim dažnai net girdžiu kaltinimų diasporai, kurių čia mūsų yra bene virš 500 000, balsavimo teisę turime apie 300 000. Tai net jeigu būtų padarytas tas titaniškas darbas ir visi tie 300 000 užsienyje subėgtų ir balsuotų, nieko nelemtų. Nes balsų reikia, kaip sakau, 1,4 panašiai milijonų. Tai pakartosiu, man tas tikrai gaila ir graudu taip sakyti, kad Lietuva po 30 metų iš ties įgavusi didžiulę brandą, nes, pavyzdžiui, gyvenant Italijoje tiek daug metų, aš matau, kokį proveržį padarė Lietuva įvairiausiose srityse. Tai šitoj srity, kur kalbama apie savo žmonės, tai nėra apie pilietybės suteikimą užsieniečiams ar kažkam tenais, apie savo žmonės, kurie ją jau turi. Tai klausimas iš jos netimti iš tų jau gimimų turinčių pilietybės, tai iš ties aš nematau, kaip kitaip įvardinti šitą referendumą, išskyrus, ar mums mūsų žmonės yra saviškiai, ar mums jie yra vis dėlto išdavikai. Ačiū, Daiva, už tokį klausimas turbūt supurto, bet iš tiesų, man atrodo, ir trūksta labai aiškios formuluotės, aiškių klausimų, kad žmonės, kurie gyvena Lietuvoje ir nebūtinai, bet kurie nėra įsigilinę galbūt į tai, apie ką vyks referendumas, geriau suprastų. Ir būtent dabar man jau ir norisi, kad pereiti prie klausimų atsakymų sesijos, kad ir šios diskusijos rėmuose galbūt nors į keletą klausimų atsakysim, galbūt kažkam įnešim aiškumo daugiau, dar paskui be abejo norėsim Ramunei žodį ir Elenai. Ir gerai, tai gal Ramunė ir Elena dar tokius diskusijai baigiamuosius ir tada
kad būtų jinai aktuali galbūt ir klausantėm ir kažkas norės užduoti klausimų, tai norėsis jau eiti prie klausimų atsakymų. Ramunė, prašau. Žinoma, aš sutinku su tuo, ką sako Daiva, bet gal šiek tiek norėčiau būti optimistiškesnė, nes visgi tų balsų pritruko nedaug praeitą referendumą. Lietuvoje jų tikrai labai mažai trūko. Ir ko iš tikrųjų aš norėčiau ir aš manau, kad tai turėtų būti netgi principo reikalas, kad ta mūsų vis tiek diaspora būtų daug aktyvesnė šituose rinkimuose, nes tai liečia mus ir pagrindė tai liečia mus. Ir jos aktyvumas nebuvo toks didelis, koks jis galėtų būti. Todėl aš manau, kad yra nežmoniškai svarbus bendruomenių darbas. Šias paskutinės dienas, šios paskutinius mėnesius kalbėti apie tai bendruomenėse. Nes mes tą diasporą tikrai galime dar biškį pastumti į priekį ir nežinau, ar tai keis ar nekeis kažką, bet tai galėtų pakeisti visgi. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū, Ramunė. Tai kaip tik turim ir vieną iš anksto užduotą klausimą registracijoje. Kaip mes visi gyvenantys užsienyje galime prisidėti prie šio klausimo viešinimo, kaip būtų tik geriau išgirstiems gyvenančių Lietuvoje, kuriems kartais šis klausimas atrodo labai tolimas ir neaktualus ir ką galime padaryti bendromis pastangomis. Mes šiek tiek jau ir bandom atsakyti. Tai žodis Elenai ir aš paskui matau, kad prisijungia ir Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, tai galbūt labai trumpai norėsiu ir jums žodį suteikti, galbūt pasidalinsit įžvalgom, ko iš diasporos ar trūksta ir ką dar galima padaryti dėl komunikacijos Lietuvoje. Prašau, Elena. Aš manau, jeigu įsijungs gerbiama Dalia Asanavičiūtė, jinai pasakys, ką turėtų daryti lietuviai. Iš tiesų tai yra mūsų visų atsakomybės klausimas dalintis visą informaciją, kurią skelbia Užsienio reikalų ministerija, VRK komisija. Yra daug labai medžiagos, yra daug straipsnių, daug kas dalyvauja diskusijose ir labai aiškiai išgrynina tuos klausimus, kaip ir šiandien Daiva labai jautriai tikrai išsakei savo nuomonę. Aš labai pritariu, kad tas emocinis ryšys su Lietuva ir jos kultūra, jis yra labai stiprus. Kas jeigu ne aš, kas jeigu ne tu, sėdintis, klausantis, o gal perklausysi dar kartą šitą pokalbį ir visus kitus pokalbius ir suprasi, kaip iš tikrųjų yra svarbus tas priklausomybės ir tapatumo savo gimtajai šaliai jausmas. Man labai svarbi taip pat yra mano šeima ir mano šeimos istorija, kuri yra susijusi su mano asmeniniu paveldu, nes išsaugodama savo Lietuvos pilietybę, aš galiu išlaikyti ir perduoti šeimos tradicijas ne tik tai savo dukrai, savo anūkui, galbūt proanūkiams ir prisiminti savo šeimos istoriją. Aš tikrai nenoriu prarasti Lietuvos pilietybės. Gal labai emociškai skamba, bet iš tiesų taip. Man ir visiems kitiems yra tikrai labai svarbu išsaugoti Lietuvos pilietybę, o netekti jos, kuomet aš gyvendama Norvegijoje dėl kitų svarių priežasčių pasirinkčiau galbūt turėti Norvegijos pilietybę. Ir tuo pačiu, kodėl tą emocinį tokį stresą ir nerimą kelia labai, kartais pilietybės atsisakymas arba jos praradimas žmogui gali sukelti labai daug ne tik emocinių, bet ir fizinių problemų dėl ateities, skaitant tai, kaip tai paveiks gyvenimo būdą arba mano galimybės ir planus, todėl labai svarbus šitie dalykai, manyčiau, yra. Aš norėčiau pacituoti, jeigu galima, vieną iškiliausių mūsų amžiaus intelektualų, Jonathan Sachs, kuris sako, jog pilietinė visuomenė tai moralinė bendruomenė, pagal kurios bendrasias vertybės mes gyvenam kaip piliečiai. Jei tokio dalyko nėra, jei pilietinė visuomenė atrofuojasi ir miršta, o viskas, kas lieka, tai yra konkurencinė rinka ir valstybė, tuomet gresia pavojus. Ir jei klibinami moraliniai visuomenės pamatai, šiuo atveju mūsų lietuviška pilietybė, turime amžiną ir nuolatinį valdžios troškimą, kuris baigėsi tik su mirtimi. Tad neteikę teisių ir privilegijų į savo valstybę, mes netenkam viso gyvenimo svorio, kurį nešėmės, kurį atkakliai visą laiką turėjom ir kurį norim perduoti ateities kartoms. Tai tiek. Ačiū, Elena. Ir kaip aš atėjau, Dalia, jeigu esat su mumis ir norėtume dar pasakyti galbūt iš diasporos, ar prašau, žodis jums ir tada
Kviesiu tiesiog kelti rankas arba čiate užduoti klausimus ar pasakyti, kas jūs. Prašau, Dalia. Tai ačiū labai, laba diena, ačiū Justina, Elena, Gintarė, Daiva, Ramunė, ačiū labai už naudingą diskusiją, jos reikalingos ir aš viliuosi, kad jų bus dar daugiau ir dabar jums siunčiu linkėjimus iš Utenos, kas antrą dieną važiuoju per Lietuvos regionus, kad bus su Trečio amžiaus universitetais, su mokytojais, su paskutinių klasių moksleiviais apie tai, kuo svarbus šitas referendumas ir teisingai Daiva yra pasakiusi, kad reikia išaiškinti ir matot, net per televizijos laidas, per trumpas reklamas, suprantu, kad žmonėm neišaiškinsi esmės. Dėl to tikrai važiuoju ir raginu ir pas Lietuvoje jungtis kartu, jeigu negaila laiko, visos dienos mielai pasiimsiu ir padarysime tą darbą kartu. Bet Justina, jūs teisingai sakote, kad tai yra ne vien diasporos reikalas. Nes, žinokit, aš kai važiuoju per mūsų senjorus ir kalbuosi per Trečio amžiaus universitetus ir visada klausiu, tai kiek iš jūsų vaikų, anūkų gyvena užsieny? 60% ir daugiau balsų žmonių pakelia rankas. Tai dėl to aš ir sakau viešai, ir garsiai, ir per televiziją, ir visaip kitaip, kad čia jau nebe diasporos reikalas, tai yra 60% Lietuvos reikalas. Ir tai ne kažkokia mistinė išeivija, tai yra mano vaikai, tai yra tų senolių vaikai ir anūkai, tai čia yra labai labai asmeniška. Tai tokia žinutė paprastai jau suprantama, tuomet ir klausimo, ar čia reikia už ar prieš, mažai lieka. Tai tų prieš juokingas toks faktas, kad kadangi LRT dabar rengia agitacinės už ir prieš laidas, tai už pasisakančių labai daug. Nėra kas pasisako prieš. Tai vėlgi mes matome, kad prašau, sudarykit sąrašus, kas gali pasisakyti prieš. Tokių žmonių vienetai. Tai matom tikrai tą pasikeitusi santykį, bet kaip ir Daiva sako, tai yra labai sudėtinga, kadangi reikia 50% plus 1 visų rinkimo teisę turinčiųjų ir teisingai Ramunė pasakė, kad vėlgi ir diasporos čia yra reikalas, nes 280 tūkstančių rinkimo teisę turinčiųjų gyvena užsienyje. Pritrūko 250 tūkstančių. Tai va, toks ir santykis. Jeigu tikrai visi, kuriem tai aktualu, ateitų ir pasisakytų, tai mums klausimo nebūtų. Deja, taip nėra ir nebus. Ir aš tik tai pabaigai tikrai noriu, be to, kad dėkoju jums nuoširdžiai už jūsų visą darbą, įdirbį, aš noriu prašyti jūsų, paraginti ir jūsų bendruomenį registruotis reikėjo puslapį. Nes tikrai yra labai mažas skaičius, aš dabar nemačiau, bet net nėra 10 tūkstančių berot. Tai tikrai labai mažas skaičius ir manęs net ir kolegos Seimo nariai sako, Dalia, tu taip čia vertiesi per galvą, darai visus agituoji, o prisiregistravo tik 10 tūkstančių. Tai tikrai labai labai prašau, kad tas paraginti savo žmonės registruotis, paraginti ne tik registruotis ir ateiti, nes registruotis ir neateiti, tai jau geriau nesiregistruoti. Nes tada tie visi balsai į minusą. Tai va toks yra, manau, didžiulis darbas, kurį turi diasporos organizacijos su užsienio reikalų ministerija atlikti. O jūs dar kartelį, be to, kad dėkoju, noriu pakviesti, jeigu būsi Lietuvoje, duokit signalą, jeigu negaila dienos ar 2, važiuojam kartu per regionus, kalbam su žmonėmis, pamatysite nuotaikas, pamatysite, yra tų, kurie prieš, aišku, bet jau dabar labai labai optimistiškai galiu pasakyti, kad labai žmonės palaiko, labai palaiko. Tai vat, ir tikiuosi, kad jie ne tik palaikys žodžiu, bet ateis prie balsadėžių, atsives savo vaikus, anūkus, tie, kurie gali balsuoti ir mes surinksim, kaip Ramunė ir sako, 250 tūkstančių balsų. Nėra tiek jau daug. Ačiū, Dalia. Ačiū, Justina. Ačiū Jums. Iš tiesų, turbūt į tą klausimą vienos iš dalyvių, ką galime visi kartu padaryti, tai ir priminti reikia, kad patiems užsiregistruoti be abejo, paraginti savo bendruomenės lietuvių užsienyje ir pasikalbėti su savo tėvais, draugais, seneliais, kurie galbūt jie žino, kad mes emigravę, bet net nežino, koks tas klausimas aktualus, tiesiog dalintis. Tai matau, kad Daiva kelia ranką, Daiva, žodis jums ir tada, jeigu kažkas turit klausimų, taip pat kviečiu drąsiai kelti ranką, dar turim maždaug kokį 15 minučių šiam pokalbiui, tai apgalvokit. Prašau, Daiva. Labai trumpai norėčiau sureaguoti į Dalios. Yra 2 tokie aspektai. Iš ties, jeigu sugebėtumėm kažkokiu tai magišku būdu suaktyvinti tuos 280 tūkstančių užsienyje, aš manau, tai būtų iš vis istorinis keisas, nes
niekas jokioj valstybėje rinkimuose nėra suaktyvavęs visos masės. Na tai turint omeny, va čia buvo minėtos bendruomenės, tai bendruomenės yra tie aktyviausi bendruomenės, profesionalų klubai, ten šokių, teniso, badmintono, golfo, krepšinio ir visi kiti klubai. Jie yra tie žmonės, tie klubai, kurie jungia tos lietuvius. Tai jų kiek ten yra? Bendruomenės yra apie 10%. Tai statistiškai užsienio lietuviai jie yra statistiškai aktyvus. Nuo 280 tūkstančių maždaug 28, gal kažkiek mažiau. Ir pasijungia. Tai čia tik toks pastebėjimas, kad čia yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Dar nebuvo istorijoje jokios valstybės, net ir didžiausias demokratinės tradicijas turinčios, kad visi tie būtų suaktyvuoti. Tai manau, mes neturėtumėm koncentruotis į tai, kas yra nerealu, bet, pavyzdžiui, kas yra realu. Ir ką Dalia paminėjo, aš visą laiką beje daliai netgi ir asmeniškai esu sakęs, kad auditorija yra Lietuvoj, kaimai, vienkiemiai, maži miesteliai, net ne miestai dideli. Ten yra žmonės, kuriems reikia išaiškinti ir ką Dalia ir sako. Pakelkite rankas, 60% žmonių pakelia. Mes Pilietybė LT darėm panašų dalyką su per merų rinkimus. Kai mes jų klausėm, jie buvo, pavyzdžiui, žmonės prieš, ir mes paklausėm jau pakelkite rankas, kas turite giminių, artimųjų, draugų užsienyje. 90% beveik turėdavo. Tai kalbant, ką atsako ir Dalia, tai yra dalykas, kuris žmonės net nepagalvoja, bet jiems net ir asmeniškai juos tai liečia. O antras dalykas tai dėl registravimus. Aš, tiesą sakant, visiškai nepergyvenčiau, kad tie skaičiai yra tokie maži, nes ir iš visų ten kitų komunikacijos kampanijų, net ir komercinių, aš pati neužsiregistravau dar iki šiol. Ir elgiuosi lygiai kaip eilinis vidutinis vartotojas, nes čia yra kampanija, mes kreipiamės į balsuotoją, aišku, bet kampanija, tai turėkim tai meni kaip auditorija, kaip vartotoja. Tai yra normalus ir labai teisingas vidutinio vartotojo elgesys. Viskas yra daroma paskutinę minutę. Tai kiek, pavyzdžiui, ir atsimenu ir iš mūsų metas dabar, kurie tenais buvo sukėlę didžiausias tas registravimosi bangas, tai didžiausias būstas ir dėmesys turėtų būti sutelktas į, jeigu čia vyks gegužės 12, tai kovo vidurys balandis. Ten kažkokiu tai ypatingai, nežinau, reikėtų rasti ypatingą triggerį, ypatingą variklį, atsiprašau už tokius lietuviškus žodžius, kaip, jeigu mes kalbam apie diasporą, tiesiog užversti visas įmanomas diasporos grupės, kad ne vienas diasporos žmogus neliktų nepamatęs, kad reikia užsiregistruoti. Nes ir per praeitą referendumą, ir per prezidento rinkimus, jau po įvykusių, net kalbantis su žmonėmis, kuriuos aš pažįstu daugybę metų, man sako, Daiva, aš nieko nežinau. Absurdiška. Bet, žmogui nežinoti yra tiesiog įprasta. Tai mano galva tas toks, reikėtų surasti tiesiog, apjungti tai diasporai, nežinau, kažkokiu magišku būdu PLB turim žmonių, kad neliktų ne vienos užsienio lietuvių grupės, ar tai būtų nagų priauginimo, ar blakstienų priauginimo, ar kirpėjų, ar šokėjų, ar krepšininkų, nes bendruomenės tai yra tik tais labai nedidelė dalis. Kad neliktų ne vienos grupės, kurioje tai nebūtų pamatyta. Tai tiek. Ačiū, Daiva. Matau, Aurelija seniai kelia ranką, po to Ramunė. Tai žodis Aurelijai, po to Ramunė, ir norėčiau įtraukti diskusiją ir savo kolegę Gabrielę, irgi toliau moderuoti klausimų atsakymų šitą sesiją, kuriai dar šiek tiek laiko turim. Prašau, Aurelija. Sveiki visi, malonu, ačiū už diskusiją, kuri tikrai yra labai reikalinga. Sveikinimai iš Italijos. Tai aš taip pat norėčiau padėkoti Dalijai Asanavičiūtei už jos indėlį didelį. Ir reaguojant į jos dar pasisakymą, kad mes turim labiau užsienyje susitelkti. Taip, aš esu asmeniškai, gal prieš 2 dienas ėjau per savo kontaktų sąrašą, visiems rašiau asmeniškai. Ir žinot ką, aš matyt, galbūt yra baisu parašyti kažkam, kad kokia jo reakcija bus. Atrodo, gal čia, sakys, aš nenoriu būti politikas, bet man tas svarbu ir galbūt mes neskatinam tik dėl to, kad bijai kito savo draugo reakcijos. Ir žinot ką, aš pradėjau nuo A raidės, parašiau gal 200 pas mane kontaktų. Ir dar ne visi atsakė, bet visi iki vieno atsakė, net padėkojo ačiū, kurie ir užsiregistravo, tie, kurie nieko nežinojo, tai iškart ir užsiregistravo.
tie, kurie ten buvo tik tais vienas iš visų žmonių, kurie pasakė, aš nesiregistruosiu. Bet visi kiti tiesiog buvo už ir dar dėkojo ir gal paskatinčiau nebijoti tiesiogiai parašyti savo kontaktais. Jeigu kiekvienas iš mūsų savo kontaktais parašytų tiesiogiai, tai tada tikrai mes pasiektumėm dar didesnį skaičių. Na, o dar norėčiau pasakyti, kad šis referendumas tai nėra tik užsienio lietuvių klausimas. Dėl to, kad paimkime mūsų užsienyje gyvenančių lietuvių statistiką, kiek iš mūsų galvoja, kad mes pasiliksim Italijoje. Tai yra ne Italijoje, o užsienyje gyventi. Labai didelė dauguma tiesiog išvyksta arba studijuoti ten keliams metam, arba padirbti, arba šiaip pakeliauti ir po to pasirodo pasilieka 15-20 metų. Ir tai yra labai labai didelė statistika tokių žmonių. Tad norėdamsi kreiptis į Lietuvos gyventojus ir į tėvus, kuris turi vaikus, kurie tikrai galvoja, kad galbūt savo vaiką išleisiu studijuoti į užsienį. Ir, jie tiesiog, tai yra mūsų ateities kartų klausimas šis referendumas, nes tiesiog gali būti tavo vaikui, tavo anūkui tokia pati situacija, jis išvyks, tu niekada negali žinoti. Aš tikrai negalvojau, kad aš išvyksiu gyventi į Italiją, man gerai Lietuvoje buvo, ir dabar gerai, ir dabar grįžčiau, bet tiesiog taip susiklostė gyvenimas, nes tiesiog susiradau vyrą ir mes taip pasirinkom. Ir tiek. Tai va, o kitas dalykas, tai ko mes čia diskusijoje gal aš neišgirdau, labiau buvo kalbama, apie taip, dabar Brexitą taip irgi, bet ir ne ES šalis, tai tarkim, bet priklausančias NATO, tarkim, Turkija, tai tenai yra dar keblesnė situacija dėl pilietybės, tai tarkim, lietuvė netgi santuokoje, tai nepriėmus pilietybės, jinai turi kiekvieną kartą atsinaujinti leidimą gyventi, norėdama gyventi su šeima, su savo vaikais, su savo vyru, kurie yra Turkijos piliečiai, bet jinai turi, tarkim, kiekvieną kartą leidimą gyventi ir jisai yra mokamas ir vis jį atsinaujina. Tai infliacija, aišku, didelė, sako, per 15 metų tikrai labai buvo vis brangsta tie dalykai. Na ir dar toks dalykas, kad veiklą savo atidaryti yra praktiškai, pavyzdžiui, edukaciniai veikloj gali tik tais Turkijos pilietis, o užsieniečiai ne. Ir taip pat yra labai ribotas galimybės įsidarbinti, nes tiesiog užsienio pilietis algos prasme yra brangesnis, turi mokėti brangiau ir yra sunku įsidarbinti dėl to. Na ir dar vienas dalykas, kad mirus vienam iš sutuoktinių, tai pensija dažniausiai paveldima žmonai arba vyrui, bet jeigu tu esi užsienio pilietis, tas sutuoktinis, tai jisai pensijos tas negaus. Tai, aišku, tokios problemos yra vienetiniai, bet, tikrai emociškai yra labai sunku ir ta pilietė vis nenori atsinaujinti, nes nenori priimti kitos šalies pilietybės vien dėl to fakto, kad tiesiog nenori, kad jinai prarastų Lietuvos. Tai va, tai tiek iš manęs būtų ir ačiū, kad leidot pasisakyti. Ačiū Aurelijai. Aš Gabrielė ir tarp dviejų šalių perimu iš Justinos ir Ramunė kelia ranką, tai prašom, ir jeigu dar kas nors iš dalyvaujančių diskusijoje norėtų irgi pasisakyti, tai irgi prašom. Aš labai trumpai apie patį balsavimo principą. Žinoma, tai nėra kažkoks pasiteisinimas, bet aš žinau, pavyzdžiui, praeitą kartą, kai buvo referendumas ir rinkimai, tai bent jau Italijoje Velykų metu tie biuleteniai nežmoniškai vėlavo. Aš puikiai atsimenu, kai aš jį gavau paskutinę galimą dieną, balsavimo dieną. Ir aš lėkiau tą pačią dieną į paštą balsuoti. Ir aš tikiu, kad ne visi tai padarė. Tai, aišku, aš nelabai ką suprantu apie elektroninį balsavimą, bet tai būtų nežmoniškai geras variantas. Ir kaži, kiek čia mes tų balsų daugiau galėtumėm turėti iš diasporos, nes
tai atrodo smulkmena, bet mes visi turime savo gyvenimus, mes turime milijoną darbų, milijoną veiklų ir jeigu Lietuvoje gyvenantis žmogus gali tiesiog tą dieną nueiti balsuoti, mes turime iš anksto užsiregistruoti, iš anksto gauti biuletenį, nueiti paštą balsuoti. Tai yra smulkmenos, bet kurios galbūt kažkokią įtaką visgi daro ir tam balsavimo aktyvumui. Tai tiek. Ačiū, gerbiama Dalia Asanavičiūtė. Aš norėčiau galbūt Ramunei, kadangi uždavė internetinio balsavimo klausimą, tai šiek tiek atsakyti, kokia situacija, nes esu internetinio balsavimo fanė ir tikrai darau viską, kad jisai būtų, bet, na, prasidėjus karui, žmonėm labai, kaip čia pasakyti, pakirto pasitikėjimą internetiniu balsavimu Lietuvoje. Ir kadangi Rusijoje balsuoja internetu ar ne, ir ten žinom, kad kišosi Amerikos rinkimus, ir prasidėjus karui netgi tokie progresyvūs žmonės, influenceriai, Lietuvos rašytojai, na, iš tikrųjų Facebook'e mane užmėtė akmenimis ir gyvai susitikus, sako, Dalia, žiūrėk, baigsis karas, darykit jūs savo tą internetinį balsavimą, dabar nereikia. Bet nepaisant to, mes iš tikrųjų esam nusprendę ir Vyriausia rinkimų komisija daro galimybių studiją. Ar mes galime kaip valstybė techninių, saugumo ir teisinių aspektais padaryti tokį saugų balsavimą. Nes vis viena mes turim tam labai gerai pasiruošti, dėl to galimybių studija turi būti atlikta dar iki ankstyvą vasarą berods, na, tai yra apie birželio mėnesį, ir tuomet, aišku, pristatysim ir pagal jos rezultatus žiūrėsim, ar mes galime padaryti tą saugų balsavimą ar ne. Tai jeigu galim, tuomet, na, žiūrėsim, kaip mes tą galim įgyvendinti, bet jau kitiems rinkimams dėja. Šiaip referendumą dėja gaila, bet nebus, bet na, mano tokia irgi nuostata, kad geriau mes lėtai žingsnis su žingsniu nuosekliai, bet padarom bent jau pasaulio lietuviams tokią galimybę, kuri patikrinta, kuri saugi ir panašiai, nes jeigu paskubėsim, išprievartausim, kaip sakant, tą internetinį balsavimą, jis bus nesaugų, žmonės pamirš iš viso tokią galimybę ir net nepradės kalbėti apie tai. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kokia situacija, man tikrai labai gaila, dariau iš savo pusės viską, kad tai būtų, bet tiesiog nesinori irgi žmonėm, na, per prievartą padaryti, kad jie nepasitikės ir po to iš viso net kalbėti nebenorės net ir kitoje kadencijoje apie tai. Ačiū. Matau, kad mūsų diskusijos laikas jau eina į pabaigą ir tikrai daug argumentų buvo išsakyta dėl to, kodėl yra svarbu ateiti balsuoti ir už tą galimybę išlaikyti pilietybę. Ir iš tikrųjų balsų reikia labai daug, bet ir kartu reikia išlaikyti tą viltį. Tai nėra beviltiška. Reiškia, kad mūsų visų aktyvumas ir mūsų visų žingsniai ir kitus paraginant yra svarbus. Tai nėra beviltiškas reikalas, kad vis tiek nesusidarys. O tai šitą irgi prisiminkim, turėkim tą viltį, nes galbūt mūsų tie keli balsai galbūt ir lems, kad visą tai ir įvyks. Nes jau bandom antrą kartą, tai galbūt šitas kartas bus iš tikrųjų sėkmingas. Tai tikrai nepraraskim tos vilties ir matykime tame prasme. Ir aš dabar paprašysiu, matau, kad iš kitų dalyvaujančių diskusijų liktai nekyla rankos, tai paprašysiu mūsų pranešėjų tiesiog apibendrinant ar atsisveikinant tiesiog po paskutinį kažkokį tai teiginį pasisakyti, kad mes išeitume su kokiu žinojimu norėtume, kad mes šiandien išeitume. Daiva, prašom. Tik keliu rankai, Gabrielė, tavo pastebėjimą, dėl nepraraskime vilties. Žinot, aš kaip minėjau, gyvenu Italijoje 25 metai, tai yra daugiau negu pusė mano gyvenimo. Ir tas, kai vyko pirmas referendumas, tai iš ties buvo beprotiškai daug vilčių. Ir, sakykime, negavom to, ko norėjom, bet gavom tokį paguodos prizą, tai Pasaulio Lietuvių apygarda. Šį kartą mes neturime net jokio paguodos prizo. Ir aš nenoriu čia taip dramatiškai nuskambėti ir panašiai. Ir aš iš ties labai vertinu kiekvieno visų, kas deda pastangas. Aš asmeniškai esu už pilietybę prieš referendumą, mano galva, jis neturėjo būti skelbtas. Dėl to, kad dabar Lietuvos žmonėms, tautai, kur yra kviečiama, yra kitų galvos skausmų. Ir dėl to, kad pinigų, kuriuos reikėtų įlieti į komunikacinę kampaniją, reikėtų 10-eriopai daugiau ir aktyvistų, ir tai išmanančių žmonių tiek diasporoje, tiek Lietuvoje, kurie galėtų išaiškinti visiems, reikėtų 10-eriopai daugiau.
Ką aš noriu pasakyti, bet čia turbūt yra pasakymas labiau Lietuvos žmonėms negu diasporos. Čia mes, ką matau ekrane, tai visi yra diasporos žmonės. Ir beje, mūsų tarp yra žmonių, kurie jau nebeturi Lietuvos pilietybės ir tikrai dėl to labai kenčia. Žinokit, tai praktiškai yra, arba jūs mums pasakote taip arba ne. Ir kaip aš sakiau, tai arba mes jums esam saviški, arba mes jums esam išdavikai. Ir tai visi tie pagrindiniai argumentai pasisakančių prieš ir pati esu dalyvavusi su ir politikais, kurie pasisako prieš forumuose. Visi tie argumentai yra pragmatiški, bet iš ties tai pilietybė nėra net susijusi su jokiais ten mokesčių klausimais ir ten kažkokiais ten kitais socialiniam išmokom. Ir likus 2 mėnesiam iki referendumo, kur žmonės turės ateiti aiškiai ir pasakyti. Ir esmė yra tame, kad trečio šanso nebus. Aš pati galiu labai asmeniškai pasakyti, aš tiesiog sėdžiu ir laukiu. Aš šio referendumo laukiau labai su didžiulė viltimi. Matydama statistikas, jau tokių didžiulių vilčių nebeturiu, bet, pavyzdžiui, mano dukrai aš pasakiau, tu dar neteik prašymo dėl pilietybės, palauk šio referendumo atsakymą. Ir po šio referendumo aš jau jai to nebesakysiu. Tai ką tai Lietuva reiškia? Praras vieną žmogų. Jokai. Lietuva praranda 1000 žmonių kiekvienais metais. Tai yra 3 žmonės kiekvieną dieną. Ir tik 1000 dėl to, kad migracijos departamentas, kaip mano anksčiau minėtam pavyzdį, nespėja visų tų atėmimo bylų taip greitai įgyvendinti. Nes jeigu spėtų, tai turbūt jų būtų daugiau. Ir man iš ties yra labai labai gaila ir labai skaudu ir labai graudu, kad Lietuva tokia maža, bet tokia nuostabi valstybė nesupranta esminio dalyko. Mes neturime deimantų, mes neturime naftos, mes neturime dujų, mes neturime jokių kitų išteklių, išskyrus mūsų žmonės. Jūs pažiūrėkit, ką padarė Pietų Korėja per 30 metų. Jie investavo milijardus į vienintelį savo išteklių, į žmonės, savo žmonės ir jų smegenis. Ir kai sakau savo žmonės, tai kur jie bebūtų. Pasižiūrėkit į Izraelį, pasižiūrėkit į Airiją, pasižiūrėkit į Lietuvą. Tai tuo ir baigiau. Ačiū labai. Galbūt turėtumėt ar Ramunė, ar Elena, ar Gintarė irgi atsisveikinimui po paskutinę mintį pasidaryti. Aš atsisveikindama norėčiau visiems pasakyti, eikit balsuoti ir pabandykit savo atsakyti į klausimą, kas aš esu ir kuo norėčiau būti, bei kokią Lietuvą norėčiau matyti ateityje. Ar merdinčią ir pamiršusią savo žmonės, kurių išeis tikriausiai dar daugiau su laiku, ar matyti žmonės, kurie po truputį grįžta ir jungiasi prie Lietuvos. Tad atsakykit savo klausimą, kas aš esu, koks norėčiau būti ir kokią Lietuvą norėčiau matyti. Eikit balsuot, registruokitės. Ačiū. Aš norėčiau labai trumpai priminti, ačiū visiems prisijungusiams, be abejo padėkoti ir Gabrielė, kad perėmė moderavimą. Man norisi priminti pokalbio diskusijos temą, kad mes pavadinom širdies pasas. Tai norėtųsi ir po to, kaip ir nebenuskambėjo diskusijoje šitas terminas. Man kažkaip norisi priminti ir kad geriau suprastų galbūt ir gyvenantis Lietuvoje ir užsienį, kad tai nėra nei mokesčių pasas, ne kažkokia nuolaidų kortelė, aš nežinau. O tas širdies pasas ir yra mūsų pamatas, mūsų tapatybės labai stipri dalis ir jo atėmimas tikrai žeidžia, skaudina, liūdina ir tai daug daugiau duoda, daug daugiau netenkame negu vieno kažkokio dokumento. Tai man norisi, kad tai suprastų einantis balsuoti ir pakviesti be abejo ateiti į referendumą. Tai ačiū visiems prisijungusiam ir dar perduodu toliau žodį Gabrieliai ir kas nori galbūt užbaigti pasakyti. Ačiū. Gal Ramunė dar? Žinoma, po Daivos žodžių visada Mira man sunku kalbėti, nes jinai taip tiesiai į širdį ir aš būsiu labai nuoširdi, aš šito referendumo, belaukiant šito referendumo nuolat blaškausi tarp būtent Daivos minčių ir galbūt
Dalios minčių, kurios yra daug pozityvesnės. Ir kadangi tų emocijų yra labai labai daug ir vien ta mintis, o yra didžiulė galimybė, kad taip ir bus, kad šitas referendumas nepraeis ir jisai yra paskutinis, jisai tau tiesiog, taip nusvyra tos rankos, tu tiesiog nebežinai, ką daryti. Labai noriu nesusikoncentruoti ties to, nes šią akimirką tai man tiesiog nepadeda. Tad labai galbūt geriau galvosiu apie tai, ką pasakė Aurelija. Bandymas tiesiog kalbėtis, siųsti informaciją su kuo tik įmanoma ir apie tai, ką pasakė Dalia, nes tada aš bent jau žinau, kad aš ką galėjau padariau, o po to, o toms, tarkim, tam kažkokiam nusivylimui ar blogai emocijai, matyt, po to laiko bus labai labai daug. Tai vat tiek norėjau pasakyti, nenoriu aš agituoti, nes man kažkaip nepatinka tas toks, eikim balsuoti, bet faktas yra tas, kad tikrai viskas priklauso nuo mūsų. Ačiū. Ar Gintarė dar pridėtum? Man atrodo, ačiū, kad visos sudalyvavom ir pasisakėm ir išgirdom daug istorijų ir tikrai, man atrodo, svarbu skleisti tą žinią. Aš irgi, kaip ir Daiva sakė, aš irgi dar neužsiregistravau balsuoti ir praeitą kartą man buvo panika, nes biuletenis žiauriai vėlai atėjo ir aš dvejojau, ar mano balsas iš tikrųjų nukeliavo į Lietuvą, kai aš nubalsavau iškart gavus tą biuletenį, kaip Ramunė irgi pasidalino savo patirtim. Tai aš irgi nemėgstu agituoti, gal turbūt tik palinkėsiu, kad žmonės atsigręžtų į save ir pagalvotų, kad mūsų vaikai ir mes turbūt būsim tie žmonės, kurie kursim toliau Lietuvą ir kokia ta Lietuva, kokios jie nori tos Lietuvos ir tiek. Bet ačiū dar kartą visiems. Tai ačiū labai už diskusiją, ačiū labai visiems prisijungusiems ir aš tiesiog pabaigai norėčiau pakviesti ir toliau dalyvauti. Mes su tarp dviejų šalių iniciatyva rengiame diskusijas, renginius įvairiomis temomis apie emigraciją, apie emocinę sveikatą emigracijoje ir apie dvikalbystės palaikymą. Tai palaikykim vieni kitus, palaikykime tos ryšius ir padėkime vieni kitiems. O dėl referendumo, tai dabar mes galim nesunkiai dar kažką padaryti. Kol dar to laiko yra, dar galim patys užregistruoti, patys paraginti kitus. Ir tai dabar yra tas laikas, kai mes tą galim padaryti ir darykim tada. Ačiū labai visiems dar kartelį ir gražios dienos. Ačiū labai.